Sveiki. Labas, Urte. Viskas gerai, girdi? Girdžiu, jo. Gerai, tai sveiki visi, čia Diagnozė tinklinis laida jau 4 ir šiandien pas mus svečiuose tinklininkė kilusi iš Jonavos, dabar tinklinė jau turbūt 5 metus žaidžianti Amerikoje, tai Urtė Nymantaitė. Tai labas dar kartą, Urtė. Labas. Ir mes tokiais etapais keliausim šiandien su tavim ir pabendrausim. Tai pirmą etapą aš pavadinau, kaip atsirado tinklinis tavo gyvenime ir kodėl tinklinis. Ir pirmas klausimas iš pirmo etapo būtų, kada pradėjai lankyti tinklinio treniruotės ir kodėl tinklinis? Pradėjau tinklinį lankyti 2 klasėje. Mano tėvai abudu irgi sportininkai, mama kūno kultūros mokytoja, tėtis krepšinį žaidė visą gyvenimą, tai visą laiką žinau, kad tikriausiai užsibaigsiu sportuodama bet kokį sportą. Ir buvo diena, kai pradinėje klasėje, 2 klasėje atėjo treneriai į mokyklą ir tiesiog kvietė vaikus prisijungti ir treniruotis būreliuose. Tai buvo trenerė Galina Botyrienė ir aš 2 klasėje nusprendžiau, kad tinklinis bus tikriausiai tas sportas, kurį išsirinksiu. Tai buvo pirmas, kurį aš išbandžiau ir vienintelį, kurį bandžiau ir taip ir išliko jisai iki dabar. Galima sakyti, kad tinklinis tavo vienintelė meilė, kaip ir gauna. Taip. Šokau šiek tiek, bet ten neilgam, neužsiliko šokiai pas mane, tai teko su tinkliniu likti, kas man labiausiai prie širdies buvo. Iš tikrųjų labai ganėtinai anksti pradėjai sportuoti. Taip, 2 klasėje, tai dabar 16 metai, sakyčiau. Jau kaip ir baigiau techniškai karjerą, bet jo 16 metų. Tai kadangi pradėjai sportuoti tikrai ganėtinai anksti, tai ar prisimeni tą pradžią ir tikrai turėjo būti nelengva, nes antrokiai tikrai yra dar daug techninių elementų, kurių iš vis nepavyksta daryti. Gal šiek tiek atsimeni tų laikų? Tai pradinės treniruotės buvo labai, sakyčiau, tiesiog sportas. Tai nebuvo tinklinis, tai laksydavom, ten kamuolius mėtydavom, nebūdavo ten labai, kad techniškų kažkokių dalykų mokytumės, bet sakyčiau, po 1 metų jau po šiek tiek pradėjom ir vaduoti kamuolį ir pasimušnėti viena su kita. Tai pradžia tikrai buvo lėta, tikrai buvo labiau kaip tiesiog kūno kultūros pamoka 1 metus, bet tikrai, nes visos merginos mano grupiai buvo labai jaunos, aš prisimenu, mes nei ten ant kelių nieko neturėdavom, tiesiog ateidavom tiesiog pasilakstyti, kai vis tiek po 8 metus mums buvo, tai ten sunku kažką labai išmokyti, 8 metų mergaitės, sunku. Ja. O ar greit antrokė Urtė pamilo tinklinį? Visai greitai, nes man atrodo 5 klasėje aš turėjau rinktis nebegalėjau suderinti šokių ir tinklinio treniruočių kartu, tai man reikėjo pasirinkti. Tai sakyčiau, po 2-3 metų jau aš tiksliai žinau, kad aš tikrai pasiliksiu su šitų sportų. Taip, sakyčiau, kad pamilau pakankamai anksti. Kuris technikos elementas greičiausiai pavyko išmokti, su kuriuo technikos elementu galbūt, sakykime, greičiausiai susidraugavot? Manau, tai tiesiog pasimušnėjimas ten iš apačios su platforma tiesiog buvo pats lengviausias ir po to sekantis, manyčiau, buvo padavimas. Nes čia tokia mažiausiai... O tada koks sunkiausias, kur tikrai labai ilgai reikėjo mokintis ir neišėjo? Tai puolimo elementai visi, nes labai vis tiek ritmiškas sportas yra, reikia turėti ir ritmą ir tiesiog susiderinti ir su kėlėja, tai buvo tas sunkiausia. Tai pradinės tas mokymasis puolimo buvo sudėtingas, sakyčiau. Nes kai maža esi vis tiek norisi, matai, žinai, didesnius ir stipresnius tinklinio žaidėjus ir kaip jie muša kamuolį ir tau norisi stipriai tą kamuolį mušti, bet nėra nei šuolis, nėra išvystytas niekas, tai ten būdavo sunku, kiek prisimenu. Kaip ir minėjai, tavo pirmoji trenerė buvo Galina Botyrienė, tai kokie atsiminimai trenerė, kaip sekėsi darbuotis, ar patiko treniruotis pas trenerį? Patiko, būdavo visokių dienų. Kiekvieną dieną užeidavo, kas nors būdavo, nebepatikdavo, ar ten užpykdavo ant savęs, kad kažkas nebeišeina, ar ne taip greitai išeina prisiderinti ten prie tam tikrų techninių dalykų. Tai aišku, būdavo dienų, kai būdavo sunkiau, bet kai esi mažas ir tiesiog turi trenerį, labai daug negalvoji, manau, ten nedaug analizuoji ten tą visą treniravimą. Dabar tai jau yra, trenerio, manau, darbas yra labai svarbus mano treniravime ir mano karjeroj, bet pradžioje tai buvo
tiesiog smagu, kad aš turėjau kažkokią veiklą užklasinę, kuri man patiko. O kiek metų treniravais pas šitą trenerį? Aš tiksliai neprisimenu, bet aš manau gal Nes iki aš prieš- 14 metų. Nes aš prieš Kad mūsų pakankamai pokalbį šiek tiek pakalbinau tavo antrą trenerę Liją, sakau, gal Mhm. turit kažkokių istorijų įdomių papasakoti apie Urtę. Tai jinai Aha. sakė, kad 14 metų tu atėjai pas ją. Tai va, tai jo, 14, nes aš tikrai pas Galiną pakankamai ilgai prabuvau ir tada jau visos merginos kaip ir užaugo, dauguma merginų ir nebetėsi tinklinio karjeros, kas treniravosi pas Galiną. Ir pas trenerę Liją, manau, buvo merginos, kurios buvo vienais metais vyresnės už mane. Bet aš kadangi dar norėjau tęsti tą savo karjerą, tai aš tiesiog prisijungiau prie jų. Tai jos buvo vienais, dauguma jų, ne visos, bet dauguma jų buvo vienais metais vyresnės. Ir tiesiog ir lygis buvo visiškai kitoks negu ten, kur aš pradėjau, nes buvo labai didelis skirtumas. Sakyčiau, kai man kaip per 14 pakeičiau trenerę. O kai antroji klasėje atėjai į tinklinį ir pradėjai Mhm. lankyti, gal pameni, kiek kartų sportuodavot per savaitę? Kaip aš prisimenu, tai toks jausmas, kad sportavau kiekvieną dieną, išskyrus savaitgaliais, bet kaip iš tikrųjų buvo, tai aš negaliu prisiminti. Bet manau, bent jau 3 dienas tai tikrai per savaitę, gal 4. Norėčiau tikėti, kad visas 5 žaidėm, bet negaliu prisiminti, jau taip senai buvo. Gal reikės Pameni mamos momentą- paklausti, gal jinai. O pameni momentą, kai pirmą kartą išvažiavot, sakykime, iš savo miesto ir atstovavai jau su marškinėliais užrašyta Jonava ir tą jausmą pameni? Prisimenu. Labiausiai įstrigęs toks pirmas turnyras, man atrodo, buvo Klaipėdoje ir čia buvo, aš manau, kad aš dar lankiau tinklinį pas Galiną, bet mus prijungė prie Lijos visos komandos ir man atrodo, kad mes kartu, mūsų 2 komandos išvažiavo, tokia kaip mini rinktinė iš Jonavos į Klaipėdą, tai prisimenu tą turnyrą labai gerai. Tiesiog prisimenu labai daug, mes gyvenom, ne, iš tikrųjų buvo su Galina turnyras, ne su trenerė Lyja, nes prisimenu, iš Lijos merginos važiavo su mumis. Man atrodo, mums buvo 14, čia buvo kaip tik 14 metų, kurie aš tiksliai prisimenu turnyrą, tai Klaipėdoje bendrabutyje gyvenom ir buvo, dabar kaip atsimenu, tai atrodo keista, kaip čia mes tam bendrabutį gyvenom vidury Klaipėdos, bet tuo metu tai buvo labai linksma, nes toks pirmas buvo išvažiavimas, kažkaip atitraukimas ir nuo tėvų tokia ir didelė pasijauti ir savarankiška, tai buvo labai linksma. Prisimenu, visą naktį juokimės, mes net nemegojom prieš varžybas, man atrodo, tą naktį. Bet nebuvo taip, kad varžybos išgąsdino tave, sakykime, ir Aš neprisimenu, kad aš būčiau labai įsigandus. Aš žinau, kad visą laiką turėdavau jauduliuką prieš varžybas, bet kad būčiau streso tokiai būsenoje visą laiką, tai ne. Man kažkaip patikdavo tos varžybiniai savaitgaliai ir visą laiką dalyvauti kažkur. Gerai, tada šiek tiek keliamės toliau ir atėjo laikas, nežinau kas įvyko ir perėjai pas trenerę Liją. Taip? Taip. Galbūt gali atskleisti, dėl ko perėjo, ar tiesiog gal sunyko komanda pas trenerę buvusi? Taip, pas trenerę Galina, kiek prisimenu, irgi tiksliai negalėjau, nes čia prieš daug metų buvo, bet kiek prisimenu, jinai irgi jau buvo vyresnio amžiaus trenerė, tai gal netgi ir buvo toks dalykas, kad jinai jau baigė kaip ir treniruoti, jos laikas atėjo tiesiog, nežinau, ar pensijos išeit, bet tiesiog jau nebenorėjo treniruoti jinai, nes aš nepamenu, jinai man atrodo turėjo dar kelias grupės po mūsų, labai mažų mergaičių, bet jinai tiesiog turėdavo labai jaunesnės ir visos merginos, kurios buvo jau 14-15, jau pereidavo pas trenerę Liją ar pats kitas Jonavos treneris. Tai tiesiog buvo natūralus, man atrodo, pati trenerė Galina mane perrašė pas trenerę Liją, kiek prisimenu. Tai nebuvo toksai, kad aš nusprendžiau atsistoti ir tiesiog pakeisti trenerę. Tai buvo toks kaip natūralus perėjimas, sakyčiau, į aukštesnį lygį, į kitą grupę tiesiog su kitom merginom žaisti. Ir kokia buvo pradžia pas trenerę Liją, nes, kaip ir minėjai, merginos buvo vyresnės, turbūt nebuvo tikrai lengva pradžia. Ne, aš jaučiausi visą laiką tokia, kad buvau kaip ir, neatsilikusi, bet ta prasme tikrai dar netokiam lygiai, tai būdavo sunku, nes užžiedavau jas, nors jos buvo beveik mano amžiaus, gal vienais metais vyresnės, kai kurios vis tiek jautėsi toksai atsiskirimas, nes aš tikrai dar nebuvau tame lygyje, bet kiek prisimenu, man gal per metus, sakyčiau, pasivijau. Ne, tai tiesiog techniškai vis tiek trenerė turėjo visai kitokį ir treniravimo būdą, visokie, žinot, ir pratimai ir viskas, tai buvo daug įdomu, buvo vis tiek pakeitimas, tai buvo visiškas kaip nuo, atrodo, kad tinklinį iš nuo pradėjau mokytis, nes tikrai buvo
daug įdomesnių tokių gilesnių detalių apie tinklinį ir visus techninius dalykus, tai buvo įdomu. Bet pirmais metais buvo sunku, nes tikrai ir plus merginos, kurias aš žinojau, ten iš mano mokyklos jos buvo, bet tiesiog buvo vis tiek tos, nes jos jau žaidė kartu, turėjo ir susibendravimą ir mes kelios merginos buvom tiesiog įmestos taip į tą grupę, tai tiesiog reikėjo prisitaikyti iš pradžių. Bet dabar žiūrint iš tų laikų perspektyvos, kaip tu galvoji, ar tau bent jau aš taip galvoju, išėjo į naudą, kad tu treniravai su vyresniem, tau reikėjo daugiau stengtis, galbūt ir psichologiškai reikėjo daugiau, Jo. kaip tu galvoji? Aš pasakyčiau, kad tikrai tai padėjo man, nes po to sekantis žingsnis po pasikeitimo į trenerę, po to, manau, nuo 16 metų dar pradėjau ir kaip ir Achemai žaisti, tai visą laiką vis pereidavau į aukštesnį lygį, kur vis su vyresnėm. Tai po to, kai jau pradėjau mokytis koledže, jau viskas apsivertė aukštyn kojom ir aš buvau vyriausia, bet jo, visą laiką būdavo įdomu, nes tiesiog turėdavai kaip tikslą ir turėdavai motivaciją dirbti, nes matydavai, kad kažkas, vis tiek kiekvienas žaidėjas nori pasiekti aikštelę ir nenori sėdėti ant suolo, tai tekdavo dirbti daugiau ir tiesiog stengtis, kad pasiektum tai. O dabartinė tavo pozicija yra krašto puolėja, lietuviškai, angliškai, outsider. Kada tu tą poziciją jau įgavai, kaip čia sakyti, ir ar visada žaidėjai toj poziciją, ar teko išbandyti ir daugiau sportuojant sporto mokykloje? Tai kai buvau pas Galiną paskutiniais metais, ten sakyčiau 13, kai man buvo metų 14, žaidžiau centru daugiausiai, kaip pas trenerė Lėja persikėliau, žaidžiau. Buvo kelios varžybos, kur žaisdavau centru, kartais dažniausiai kraštu, bet turėjau bent kelius metus žaisdama centru, tikrai, tai prisimenu tai, bet tai man tiesiog neprilipo, aš neturėjau to tokio greičio ir man tiesiog norėdavusi, aš tiesiog visą laiką mylėjau puolimą daug labiau negu bloką, iki dabar mano blokas nelabai, tai nekoks, tai visą laiką puolimas man buvo mano tiesiog geriausia sritis, sakyčiau, bet tikrai teko pažaisti ir centru ir diagonalų, man atrodo, kelias varžybas, tai sakyčiau, kad kai buvau jaunesnė, buvau daug universalesnė žaidėja, negu esu dabar. O sportuodama jau sporto mokykloje, sakykime, ar kada supratai, kad jau būsi tinklininkė ir 12 klasių baigus nemesi tinklinio, o kažką vis tiek dar užsiiminėsi, nes Lietuvoje žinai, kaip yra su tinkliniu. 12 baigęs ir viskas tinklinėje baigta. Tai gal prisimeni tą momentą? Jo, tikrai prisimenu. Tai buvo visokių apmąstymų pas mane. Plus, kai aš buvau 12 klasėje, jau kai baiginėjau ir sporto mokyklą, tinklinis Lietuvoje irgi labai keitėsi, nes visas ir finansavimas perėjo į pliažo tinklinį ir tai irgi nebuvo tas dalykas, kurio aš norėjau siekti. Ir labai daug merginų mano amžiaus ir vyresnės perėjo į pliažo tinklinį ir dabar yra labai ir sėkmingos ir toliau žaidžia ir dalyvauja turnyruose, bet tai nebuvo tai, ko aš norėjau. Plus aš nenorėjau tinklinio mesti, tiesiog, aš manau, kad dar nebuvo išblėsus ta tokia ugnis, tiesiog žaisti ir dalyvauti varžybose, tai supratau, kad galėčiau Lietuvoje, tiesiog nebebuvo tokio lygio, kokio aš norėjau, plus aš norėjau mokytis. Tikriausiai didžiausias dalykas, kuris mane vedė prie išvažiavimo į užsienį, tai tiesiog, kad aš norėjau mokytis užsienį ir nenorėjau likti Lietuvoje. Ir po to teko tiesiog suprasti, kad Europoje taipogi tu gali žaisti klube, bet tada su mokslais būtų labai sunku, tai vienintelis variantas buvo likęs Amerika. Tai sakyčiau, žiemą ar rudenį 12 klasės aš jau pradėjau tiesiog domėtis ir žiūrėti, kur aš galėčiau tęsti savo tinklinio karjerą. Čia dar bus pas mus pokalbėje 4. etapas, tu truputį paskubėjai, neišduokim visko. Ir pirmą etapą uždarysim, kaip ir minėjau prieš šitą mūsų pokalbį, aš parašiau tavo trenerį, nes aš prieš pokalbį net nežinau, kad tu turėjai dar prieš trenerę Liją trenerę. Tai man trenerė Lija papasakojo tą istoriją ir šiek tiek parašė apie tave ir aš norėčiau pasidalinti ir galbūt padiskutuoti. Tai jinai ten daugiau parašė, bet išsirinkau tokius svarbiausius momentus. Tai labai svarbus momentas, kad per metus praleisdavo 1-2 treniruotės, kas yra nerealu. Ta prasme, labai mažai. Tai gal gali pakomentuoti. Čia, manau, yra ir mano dar tėvų toks pasiekimas, nes jie visą laiką mane stumdavo, jeigu būdavo, aišku, dienų su trenerė Lija, kai treniruodavausi, tikrai būdavo sunku. Daugiau turėjau dienų, kai nenorėjau kažkur eiti, bet mano tėvai visą laiką mane stumdavo, eik,
čia nepriimsime mes tokių, žinai, išsisukinėjimų. Ten tikriausiai 2 treniruotės, kurias paleidau, tai buvo tiesiog, kad temperatūrą turėjau. Visas kitas ten kosėjimai, ar man ten sunku, ar ten mokslai, ar namų darbai, ten pas mane nebūdavo tokių jokių kelionių, jeigu tinklinio varžybos yra, tai aš visą laiką būdavau juose. Tai tikrai per visą savo karjerą, čia nepagalvojau apie tai, bet jo. Aš nežinau, kiek kitos merginos praleisdavo, bet aš nepamenu, kad aš būčiau žmogus, kuris praleidžia treniruotės. Bet jo, smagu girdėti, kad trenerė įsiminė šitą dalyką. Tai tu esi mums pavyzdys, nes kadangi aš dabar pats dirbu su vaikais ir visokio amžiaus, tai iš tikrųjų vaikai visokių suranda bėdų daug. Ir iš tikrųjų norėčiau, kad pažiūrėtų šitą įrašą vaikai ir tavęs pasiklausytų, kaip turėtų viskas būti. Jo. Ne, tikrai, nes aš prisimenu būdavo tokių dienų, kai sakau, neįsiu treniruoti ir mama tik tai sako, dėkis kuprinę, dėkis, viskas sako, važiuojam, nebus šio atsikalbinėjimų. Tai tėvai tikrai daug, manau, kad čia buvo didžiausias pasiekimas, tai mano tėvams dėl to, kad jie mane visą laiką stumdavo. Tai galima taip sakyti, kad kur tu dabar esi, tai yra 90% tėvų geroji. Tikrai labai daug, taip. Ir antras punktas, kurį trenerį man paminėjo, viskas labai įdomi, aš taip užsirašiau, kaip ir parašė, viskas spėjo ir 10 mokytis ir sportuoti. Tai jo, čia irgi kaip ir pusė tėvų įrašo, bet visą laiką buvau perfekcionistė, tai nesvarbu kokias sritis, mokslai, tinklinis, visą laiką turi būti viskas geriausio, aukščiausio lygio, tai tiesiog priversdavau save, pas mane būdavo ypač 12 klasėje prisimenu daug langų, tai per visus langus darydavau namų darbus, kad neturėčiau nieko namuose, nes aš realiai namų darbų namuose nedarydavau, aš viską per kitas klases, viską suspausdavau taip, kad, žodžiu, tinklinį visą laiką būdavau, tai kad po tinklinį tiesiog būtų poilsis, tai kažkaip sugebėjau suderinti, nežinau, ar čia tiesiog mano buvo užsispyrimas, ar tiesiog kaip mane tėvai taip išauklėjo, bet viską spėjau. Bet plus mano brolis, tai irgi, manau, taip yra, nes jis ne vienos treniruotės nepraleidžia savo dėl jokių ten keistų O tavo brolis priežasčių. Jisai futbolą žaidžia. Jonavoje? Taip, dabar žaidžia už Jonavos klubą. Supratau, gerai. Ir dar, sakau, gal yra treneris tavo Lėjos, prašiau, gal yra kažkokių istorijų, kuri būtų čia į eterį tikrai įdomi, tai nežinau, gal tokią istoriją įdomią parašė, bet iš tikrųjų nelabai maloni, bet žodžiu, jūs su Lietuvos jaunių rinktinė žaidėte atranką Rusijoje, Maskvoje, pameni? Žinau šitą istoriją. Trenerė Lėja parašė, kad Lietuvos himną tik vieną stulpelį grojo. Tai rašo, kad mūsų merginos susiorganizavo pačios ir giedodavo visą himną, bet ir vienas varžybas nutiko vienas nemalonus incidentas. Gal galėjo apie šitą incidentą papasakoti? Jo, žodžiu, atskridom mes į Rusiją, ten prastas oras buvo, kol mes skridom, ten merginos baidėsi labai lėktuve, bet esmė tame, kad nusileidžiam, kažkaip, kai aš supratau, kai mes važiuojam į Maskvą, aš galvau, kad turnyras jau aukštesnio lygio, ten visa, man atrodo, ten buvo rytinės Europos, tas visa dalis, kur žaidėm tos merginos. Ir aš galvau, kad mes ten kokiam viešbutį gyvensim, bet ten tikrai taip nebuvo, nuvažiavom irgi tokiuose kaip barakuose, kur kilimai ant sienų ir viską, tokio lygio viešnagė, tai ir buvo maistas ten tiekiamas pusryčiams ir panašiai, ir aš nežinau, ką aš suvalgiau, man atrodo, vakarienį vieną dieną, ir aš buvo prieš žaidžiant prieš Danės tą naktį, ir aš suvalgiau ir aš tiesiog apsinuodėjau nuo to maisto, tai aš visą naktį, aišku, praleidau bemiegę, ten vemdama, negavau aš jokių ten vaistų, ten buvo dar kita istorija, bet ten nelabai svarbu, ten vaistų niekur negavau, žodžiu, visą naktį nemegojau, ir ryte apšilinėjau, jau per varžybas, nieko nevalgiau pusryčiam, matau, ten gal duonos gabaliuką, tiesiog, kad turėčiau kažką skrandyje. Ir mes apšilinėjom ir dar pagrindė, šiaip aš prisimenu, per tą turnyrą aš nelabai žaisdavau, bet trenerė Lėja dar man per apšilimą, tiksliai prisimenu, sako, tipo gerai atrodai, gal net sužaisi šiandien, ir aš žiauriai džiaugiausi, galvojau, bus mano šansas čia sužaisti, ir mes baigėm apšilimą ir pradėjom, buvo vėliava mūsų, aišku, ten filmuojamosios varžybos buvo, nes mano mažėjo per kompiuterį, man atrodo, irgi. Ir mes pradėjom giedoti tą himną prieš mūsų vėliavą ir ten buvo ir šviesa, ir tiesa, man atrodo, ir aš tiesiog prisimenu, viskas juoda pasidarė ir mes laikėmės už rankų su merginom ir jos galvoja, gal aš tiesiog judėjau, nežinau, ten norėjau paeiti ir aš veidau ant žemės
viduryje nualpau. Aš nežinau, kiek užtruko ten mane atgaivinti, bet kitos komandos ten daktarai mane prikėlė, tai žodžiu, ten tik prisimenu, kad visa salė plojo, aš nesuprantu, kas dedasi ir tada, aišku, ant suolo prasidėjo visas varžybas ir neteko sužaisti. Jo, buvo tokia istorija. Jo, ir dar trenerė parašė, kad tas varžybas transliavo ir tavo tėvai, man rodos, kad matė šitą momentą, kai tu nukritai. Jo, buvo skambučių palikta mamos, man atrodo, po tų varžybų ten nemažai. Nu, baisu, man atrodo, tėvam žiūrint varžybas. Bet čia buvo ne paskutinės grupės varžybas, ar paskutinės jau? Ne, dabar galvoju, man atrodo, čia buvo mūsų antros varžybos, nes buvo, mes, man atrodo, dar vienas varžybas turėjom po tų, bet aš tiksliai negaliu prisiminti, irgi jau senokai buvo. Bet žinau, kad tiksliai žaidėm prieš Danės tą dieną. Tai gerai, tada keliamės į antrą mūsų pokalbio etapą, kurį pavadinau patekimas į Lietuvos jaunių jaunučių rinktinę, nes visada būdavo iš pradžių jaunių, paskui pereidom į nors tą patį rinktinę, tiesiog vardas pasikeisdavo. Tai ar pameni tą momentą, kai tau buvo truputį gal lengviau, nes tavo trenerė buvo ir Lietuvos rinktinės trenerė, tai ar pameni tą momentą, kai atėjo treneriai, sako, tu, Urtė, būsi rinktiniai ir nuo šiol. Aš tiksliai to momento taip akivaizdžiai neprisimenu, bet tikrai prisimenu, kad visą laiką man būdavo labai didelis toks dalykas, kad aš ten patikau, nes tikrai buvo daug merginų, kurios aš žinau ir iš kitų miestų, kurios nepatekdavo. Ir kaip merginos visą laiką pilna kalbų visą laiką būna, oi, tai tu čia patekai, tu nepatekai, ten dramos visokios, bet visą laiką būdavo, džiaugdavausi savimi, kad pasiekiau tą lygį, nes vis tiek pradėjau šiek tiek vėliau, perėjau į tą grupę šiek tiek vėliau su trenerėlėje, tai man visą laiką būdavo didelis pasiekimas, kad kažkas pamatydavo tą darbą ir tiesiog įvertindavo tas pastangas ir aš, kad ten patekau. Ir man ten iš tikrųjų pradžioj tai labai galvodavau, kad ir žais būtinai noriu, bet jeigu būdavo varžybos, kur aš nepradedu ar nestartuoju varžybose, man vis tiek būdavo labai didelis, tiesiog manau, pasiekimas ir aš džiaugdavausi, kad aš tiesiog patekau, nes vis tiek yra daug pasirinkimų Lietuvoje iš tų merginų, ypač mano amžiaus grupė buvo viena didesnių grupių merginų visose miestuose, tai būdavo tikrai labai man svarbu, kad aš ten patekau ir labai džiaugdavausi. Tu kaip ir truputėlį jau atsakėjai mano antrą klausimą, ar daug tada tau reiškia patekimas ir žaidimas su marškinėliais, ant kurių užrašyta Lietuva? Jo, aš vis dar tos marškinėlius turiu, ten paskutiniu metu, man atrodo, savo spintoje visą laiką prie visų savo tinklinio dalykų pasikabinus dar, jo, man būdavo svarbu, aš ir nešiodavau, turėdavome tokius senus Humelio megztinius, irgi su kur Lietuva nugaros parašyta ir su vėliava, irgi pats geriausias megztinis visą laiką būdavo, nešiodavau, tai labai svarbu būdavo, man patikdavo. Truputėlį prisimink tą rinktinę dar ir kaip jūs bendraudavot, gal turėt kažkokių savo ritualų komandą, ant kiek buvo draugiškos? Ne, tai visą laiką draugiškos, pas mus būdavo irgi vis tiek, kai jaunos, visokių ten būdavo variantų per varžybas, prieš varžybas, jeigu ten ne vyrų, bet vaikinų ir merginų komandos važiuoja dviesiai vieną turnyrą, tai ten pastoviai kalbos, visokie iki nakties nemiegam, tai treneriai po to rėkia, visą laiką būdavo visokių linksmų prisiminimų ten. Mes prisidirbdavom košios, tai tikrai nemažai, kai važiuodavom, visą laiką smagu buvo. Vienintelis dalykas, ką aš tikrai prisimenu, kad kiekvieną kelionę aš laukdavau, būdavo smagu. Jeigu ten turim galimybę tarp varžybų nueiti parduotuvę, tai ten ko negalima pirkti, tai čipsų, ten kokių gėrimų, gazuotų, tai aišku, ką mes perkam, tai saldainiai, čipsai, gėrimai, tai ten, žodžiu, būdavo visą laiką, bandydavom ten trenerius išgąsdinti kiekvienais metais, bet būdavo smagu, labai visi žmonės, sakė, man patikdavo ir mes bendraudavom, susirinkdavom į vieną kambarį, sėdėdavom, tai nepasakyčiau, kad buvo kažkokie ritualai, bet kad visą laiką kartu būdavome, tai tikrai. Negaliu pasakyti, kad buvot nedraugiškos, nevieningos. Ne, nesakyčiau. Aišku, pasitaikydavo ten karts nuo karto, ten kokią merginos visai, kad bus tokių dalykų, kad ten kalbos ar panašiai, tai įsiveldavo vis merginose būdavo visokių problemų, bet nesakyčiau, kad ten tokios problemos, kad negalėtume išspręsti ir tiesiog sugadintų mūsų kaip komandos tokį bendravimą ar tiesiog vienybę, kad mes laiką, jeigu varžybos jau yra, tai nesvarbu, ten belė kokios kalbos, kokios buvo, tai tiesiog paliktos už durų ir žaidė kaip su draugiam kiekvieną kartą, tai tas labai svarbu būdavo.
čia mes kalbam apie 98-99 gimusius. Mhm. Nes mes į varžybas kartu iš tikrųjų važinėdavom. Taip. Gerai. Aš dar turiu tokį klausimą. Gal yra žaidėja iš tos rinktinės per visus tos metus, kiek atstovot, kuri buvo tavo įkvėpėja, į kurią tu lygiuodavai? Tai manau, Gintarė Maskvyčiūtė, mes dažnai važiuodavom visur, tai jinai man visą laiką patikdavo, kad jinai visą laiką būdavo rami, niekur neįsiveldavo labai, bet jeigu ten viens ant vieno, tai jinai labai linksmas žmogus, viską, bet tiesiog labai turėjo gerą, iki dabar dar turi tą tokią kaip darbo etiką, visą laiką kaip dirba, kaip treniruojasi, ten jokių nebūdavo nusiskundimų niekada, ar kažką, kad nedarys 100%, visą laiką viską darydavo 100%, kas man būdavo labai įspūdinga žiūrėti. O kadangi pradėjai kalbėti apie Gintarę ir kad tave įkvėpė, o kai Gintarė, kadangi aš turėjau prieš porą savaičių su Gintarė pokalbį, Ja. o kai Gintarė studijavo Amerikoje, jūs Amerikoje susitikdavot su Gintarė? Mes iš tikrųjų žaidėme vieną prieš kitą Amerikoje vieną kartą, nes mūsų universitetai buvo skirtingose konferencijose, bet ten buvo nedraugiškas varžybos, bet tiesiog ne konferencinės varžybos. Ir mūsų treneriai, aišku, kažkodėl sutiko, nes mes abidvi tenisį. Mano antras universitetas buvo tenisį ir mes abidvi sutikom ir žaidėm prieš vieną kitą. Tai buvo keista, nes mes visą laiką kartu žaisdavom visose varžybose, ten nuo jaunių rinktinės, Achema, viskas buvo kartu ir tada išsiskyrėm ir tada grįžom žaisdamos vieną prieš kitą. Tai buvo labai keistas dalykas, kaip pasaulis mažas ir aš laimėjau, mano komanda. Sveikinu. Jo. Gerai. Tu truputį jau irgi atsakėjai, bet aš užsirašęs, nes tikrai ir man pačiam patiko tokie dalykai kaip Baltic Cup. Jeigu prisimeni su rinktinėm, kai išvažiuodavom 3 dienas, ar tai vienais metais į Latviją, antrais metais į Estiją, o trečiais metais vykdavo pas mus. Kokie atsiminimai iš tų laikų, kai vykdavom 2 aukščių autobusų, 4 rinktinės, miegodavom? Ne, čia tikriausiai patys linksmiausi tie turnyrai būdavo, nes kelionės trumpesnės, ne tiek varginančios ir visą laiką prisimenu turėdavom laiko ir tarp varžybų ir nueiti ir pasivaikščioti ir Taline, ir Latvijoje, visą laiką būdavo įdomu. Ir tiesiog čia buvo tie, kaip ir pasakau, daugiausia tų vakarų, kur visi susėdi su visais žmonėmis ir tiesiog kalbi, kažką darai prieš varžybas, toksai būdavo labai geras atitrukimas nuo treniruočių, visą laiką būdavo daug bendravimo. Ir prisimenu vieną kelionę autobusu, neprisimenu, kuris žaidėjas buvo iš vaikinų komandos, bet kažkas žiauriai turėjo į tualetą nueiti ir mes būdavome vidury kelio su to didelio autobusu ir niekas nestojo, tai ten žvengėmės iš ją visą naktį, nes jisai niekaip negalėjo iki tualeto stoti. Bet ja, tai čia toks vienas prisiminimas, o daugiau tiesiog daug draugų atrodo susiradom tuo metu. Tikrai buvo labai linksma. Ir iš šito etapo paskutinis klausimas, tai svarbiausias, nes tos rinktinės tam ir būdavo ruošiamas, tai Europos čempionato atrankai. Jau kaip ir minėjom, jūs žaidėt Maskvoje ir kiek domėjaus, tai tada laimėjo 1 vietą Rusija. Galbūt atsimeni tas varžybas su Rusijam ir galbūt atsimeni kažkokią žaidėją, kur ir dabar žaidžia aukščiausių lygių šitos rinktinės. Oi. Tikrai, aš neprisimenu, ar Rusijos varžybos buvo ta diena, kai aš jau nebežaidžiau, nes po tos dienos, bet tikrai negalėčiau prisiminti, nes man su vardais, veidais labai sunku ir dar ir dabar nebeprisimenu, kas vyksta, bet jeigu pamatyčiau nuotrauką, tikriausiai prisiminčiau, bet kad taip staigiai pasakyti, tai tikrai negalėčiau dabar. Gerai, tai tada antrą etapą uždarom, keliamės į trečią etapą svarbu tavo karjeroje ir gyvenime, tai aš jį pavadinau Jonavos Achema. Dabar šiek tiek ta komanda kitaip vadinas, bet kai tu žaidėjai vadinos taip. Tai jau turbūt atsakei, bet kada ir kokiomis aplinkybėmis patekai į Achemą? Tai man atrodo, aš patekau, kai man buvo 16 metų ir Gintarė vienais metais anksčiau prieš mane pateko, tada jau kažkaip mano treneris įsikalbėjo, kad ir aš patekau, tuo metu, man atrodo, treneris buvo Saulius, ten irgi, man atrodo, metais ar ten 2, aš neprisimenu, kiek jis treniravo, bet jis kaip ir pasiėmė. Kontainierė dar buvo. Jo, bet man atrodo, aš nežaidžiau su jie, man atrodo, aš pirmais metais mano buvo su treneriu Saulium,
Ir irgi buvo sunku, nes aš labai nežaidžiau, ten vis tiek turėjo tos merginos daug vyresnės moteris, kurie žaidė, tai šiek tiek buvo sunku pradžioj tikrai, nes man atrodydavo, kad aš jau ir daug pasiekiau, kaip ir gerai žaidžiu tinklinį, bet to nepasiekdavo aikštelės labai dažnai, bet gale metų, man atrodo, prisimenu, žaidžiau jau ir kraštu pakankamai nemažai, turiu daug nuotraukų iš to sezono. Buvo sunku, bet manau, po metų perėjo trenerė Lyja ir tada jau ir kaip ir gavau daugiau ir šansų tiesiog žaisti ir kelti tą lygį žaidimą, tai buvo labai įdomu. Ir šiaip labai daug su to merginom, su kuriam žaidžiau ir dabar moterim, kur ir vaikus turi, dar vis tiek esam labai geros draugės ir visą laiką dar ir kalbam ir tas yra labai smagu, nes visas pažįstu ir jos labai man artimos yra. O kaip tau tada, prisimink šiek tiek, buvo tas lygių skirtumas treniruotėse sunkumas, kai pereini į sporto mokyklos į moterų komandą? Nu, buvo sunku tiesiog, nes buvo kartelė pakelta. Ne tiek, kiek trenerės, bet tiesiog aplink merginų, nes jos vis tiek jau turėjo daugiau patirties ir varžybose tai buvo sunku tiesiog, nes aš tiek patirties neturėjau. Vis tiek, kad ir kiek aš metų pražaidžiau to tinklinį iki to momento, neužteko dėl to, kad kai nežaidži aukštesniam lygiui, tu negali žinoti, kaip ten bus, kad ir kiek tu treniruosis. Tiesiog ta praktika ir varžybos yra labai svarbu. Tai sakyčiau, kad po 2 metų tikrai jau įgavau tą pasitikėjimą savimi ir tiesiog jau man buvo lengviau pristaikyti ir tada ir prisimenu daug ir žaidžiau labai. Bet buvo sunkus perėjimas, tai daug, aš pastoviai, kai tie lygiai keitėsi, tai visą laiką teko pristaikyti ir būdavo tokių dienų, kai ten grįždavau namo ir man kažkas nepatikdavo ir ten verkdavau, nesunku ir neprisitaikau čia greitai ir vis tiek kitos merginos žaidžia daug geriau už mane ir tiesiog turi ir matymą aikštelės ir viskas visiškai kitaip buvo, tai tiesiog teko tiesiog dirbti ir tiesiog pereiti tą tokį laikotarpį, kol buvo sunku. Buvo psichologiškai sunku, sakykime, ateini į moterų komandą, tu esi jauniausia, galbūt žinai, kaip vyksta, kad vyresni ten šiek tiek nesiskaito, ar buvo tokių momentų? Buvo keli, aišku, ten visą laiką atsiranda tokių dalykų, kad čia tikriausiai manęs nežaidžia, nes aš tik jaunesnė, tos merginos nenori, kad aš žaidžiu, nes jos čia kaip ir susidraugavusios, jau turi tą visą komandą, tai visą laiką būdavo tokių. Mes ir su Gintarė turėdavom ten tokių pokalbių, kiek prisimenu, nes abidvi buvom tokios jaunesnės, bet po to, kuo ilgiau ten praleidau laiko ir kuo daugiau su jom bendraudavau ir mes būdavom kartu ir leisdavom savaitgalius kartu visą laiką, tiesiog kažkaip susirišom visos, tada jau geriau jaučiausi psichologiškai tikrai, bet pradžioj būdavo tokių dienų, kai manydavau, kad nieks čia manęs nemėgsta dėl to, kad čia kaip aš kaip pasiuntinukė jauniausia tokia, bet jau išnyko po to vėliau tokie. 16, tai tada reiškia, tu arba 2 arba 3 sezonus turėjai žaisti Achemai. 3. 3, ne? Gerai. O per tuos 3 sezonus, ar visus 3 sezonus žaidėt Baltijos lygoj? Dabar galvoju. Bet pačiai teko žaisti Baltijos lygoj. Kiek prisimenu, jo, bent jau vienus metus tai tiksliai prisimenu, o po to, jo, nes tikrai ir keliaudavom prisimenu, ir Italiją važiavom, ir Latviją, man atrodo, vieną kartą žaidėm. Bet, sakau, per tiek metų tų tinklinio varžybų, tai jau sunku atsiskirti, kur kas buvo, bet manau, kad dalyvavom ir tikrai, man atrodo, kad žaidžiau. Gerai, tai tu sakai, 3 sezonų žaidėjai, pabandykim tokį pamodeliuoti situaciją ir Gintarės dabar jau negali įvardinti. Sakykime, jeigu reiktų įvardinti vieną žaidėją, su kuria žaidėja Achemai, kuri atrodo buvo tau vau kažkada, sakykime, ar būtų tokie žaidėjai? Galbūt iš pačio pirmo sezono, kai tu buvai jauna. Man visą laiką mūsų libero Inga buvo visą laiką pats geriausias žmogus, jinai visą laiką irgi kažkokį užsivedimą aikštelį turėdavo, jinai tokia per treniruotės ramiai visą laiką, bet jeigu varžybos, tai jinai irgi 100% visą laiką atiduodavo. Ir aš prisimenu, jinai visą laiką kamuolius traukdavo, kai krisdavo ant žemės ir visą laiką darydavo tą kulverstį per jos petį ir jinai kažkaip sugebėdavo visą laiką kamuolį dar su koja paspirti. Jinai 2 palėtimus darydavo, nes jinai pakeldavo kamuolį ir tada dar su koja įspirdavo, kol sukdavosi. Tai visą laiką man tas įstrigęs yra. Bet jo, Inga, nes mes tikrai kažkaip ir susibendravome ir jeigu dabar dar sučiau, jau senai ją mačiau, bet visą laiką būdavo toks žmogus, su kuria pakalbėdavau ir mes šalia gyvendavom, tai kartu važiavome treniruotės, tai visą laiką man labai patikdavo ir būdavo labai smagu su ją žaisti. Nes jinai tiesiog motyvuodavo kitas žaidėjas tiesiog aikštelėje.
Gerai. Žiūrėk, kiek svarbu yra Lietuvos tinklinį ir ypač Jonavos tinklinį ir Jonavos miestui turėti stiprią moterų komandą, kuri nuolat žaidžia Baltijos lygoje ir nuolat kovoja dėl aukso medalių. Kaip tu galvoji? Kodėl svarbu? Svarbu dėl to, kad, manau, daug miestų Lietuvoje nuvertina Jonavą, nes čia atrodo, turėjau komentarų tokių, čia jūs iš kaimo, kaip mažas miestelis, bet tai nėra tiesa. Yra labai daug talentingų ir užsivedusių merginų, kurios ir dabar dauguma Chemos žaidėjus, kuriuom žaidžiau, vis tiek dabar grįžo po daug metų žaisti vėl ir tęsti savo karjerą. Tai aš manau tiesiog toksai vidinis noras, labai geras trenerių kolektyvas ir tiesiog užsivedimas. Ir manau, yra labai svarbu, nes ir mūsų savivaldybė visą laiką mūsų palaikydavo. Aš prisimenu ir turėdavom ir dienas, kai gaudavom ir apdovanojimus, ir pakvietimus į savivaldybę visą laiką, manau, būdavo skatindavo. Jonava iš viso labai, manau, sportiškas miestas yra, bet kokia sporto šaka yra labai aukštinama ir tiesiog žiūrima. Tai manau, kad buvo labai svarbu ir vis dar yra svarbu turėti tą gerą nusiteikimą, nes yra labai daug, žinau, ir jaunų dabar merginų, kurios labai yra motyvuotos ir manau, kad jų auganti karta bus labai geros tinklinių žaidėjos ir kažkaip ištrauks vėl tą tinklinį iš glūdumos ir padarys smagių. O dabar toks klausimas, ar stebi ir seki, kaip šiais metais sekasi Jonavos moterų komandai žaisti tiek kol kas tik Baltijos lygoje? Jo, stebėjau, tikrai labai daug laimėjimų. Kiek dabar peržiūrėjus esu, negaliu pasakyti tiksliai kiek, bet kiekvieną kartą vis peržiūrėjau. Paskutinį interviu, man atrodo, buvo su Akvilė Kondratytė, tai labai daug laimėjimų, tai labai džiaugiuosi už jas, nes daug talentingų merginų turi ir jonaviečių, ir ne jonaviečių, tai manau, kad labai smagu žiūrėti į tai. Nes dauguma merginų yra beveik visus, kurias aš žinau arba asmeniškai, arba su kuriam žaidžiu, tai yra labai smagu žiūrėti, kad jos vis dar tęsia tinklinio karjeras. O, pala, tiksliai nepamenu, ar jau teko tau žaisti naujoje Jonavos arenoje, ar dar kai tu baigėjai už Achemą žaisdavo senoji? Mes dar žaisdavom senoj, bet buvau grįžus iš Amerikos vienais metais ir nusprendžiau, kad žiemos, manau, kalėdų atostogom ir buvau grįžus ir tada dar Raimonda treniravo ir aš paklausiau, aš galiu treniruotės prisijungti. Tai treniravausi su jomis vieną kartą toj salėj, bet tai buvo vienintelis kartas, kai aš ten žaidžiau per treniruotę. Ir kokie pojūčiai? Buvo smagu, buvo labai jautėsi viskas, kad esi profesionaliam lygiai, nes kažkaip pradžioje, kai pradėdavai toj salėj senesnėje, vis tiek nėra net tiek daug žiūrovų, vis tiek toks tiesiog neša viskas nesenumu, bet tiesiog visą laiką būdavo toksai kaip, nežinau, reikėdavo kažkokios naujos aplinkos, manyčiau, kad, man atrodo, taip pat nauja aplinka keičia ir požiūrį į tą sportą, tai jeigu turi gerą salę, visą laiką yra daug smagiau ateiti ir žiūrėti ir žiūrovams, tai ta salė tikrai buvo įspūdinga. Nors buvo sunku žaisti, nes aš nesu nepripratus labai didelėse salėse žaisti, kai yra vis tiek daug erdvės ir oras kitaip juda ir kamuolys gali kitaip judėti ten padavime, tai buvo įdomu sužaisti. Gerai, ir keliamės toliau ketvirtą etapą, kurį pavadinau kelionė į JAV. Ir man tikrai įdomi šito tema pačiam yra, nes aš galvoju, kad jauniem Lietuvos tinklininkam, kurie ypač neblogai mokosi, turi galimybę ten išvažiuoti, čia yra pats geriausias kelias, tai aš norėsiu tavęs apie tą kelią paklausinėti. Tai pirmas klausimas, kada ir kaip gimė mintis studijuoti, išvykti į Jungtinės Amerikos valstijas? Tai pirma mintis tai prasidėjo, kai išvažiavau, tada kažkaip buvau atrinkta į treniruotę su moterų Lietuvos rinktinė. Ir mes, man atrodo, buvom išvažiavusios į Švediją. Treniruotis ten savaitę. Aš nežinau, man atrodo, kad ten nebuvo turnyras, ten buvo tiesiog treniruotis. Ir prisimenu, buvo žaidėja dabar, koks jos vardas buvo, negaliu prisiminti. Bet jinai Sirakūzo universitete buvo baigus ir vasarą buvo grįžus Lietuvoje sužaisti su rinktinė. Ir jinai man pasakojo apie savo universitetą ir kokia finansinė padėtis, kiek jie visko gauna, ten aprangos ir kelionės. Ir aš tada prisimenu, mes su ją kelias dienas pakalbėjom ir aš peržiūrėjau jos socialinės visus, ten ir Facebooką, ir Instagramą, ir man tiesiog ta mintis kažkaip iškilo, kad gal ir aš galėčiau, man labai patiktų tai
kažkur išvažiuoti, mokytis tinklinį ir dar kažkas apmoka ir apgyvendina tave ir, man Čia tiesiog ta mintis 12 buvo tokia klasėje buvo įdomi. ar 11? Jo, čia man atrodo 12 klasėje buvo, čia buvo vasara prieš 12 klasę. Ir man buvo labai įdomu, tai tada pakalbėjau su tėvais ir jie kaip irgi, ką tėvai gali pasakyti, kai tiesiog prieini prie jų 12 klasės ir sakai, aš gal noriu išvažiuoti į Ameriką mokytis. Tai vis tiek tokia būna dvilypiai jausmai, nes ir kaip ir nori motivuoti tą vaiką, kad jis išvažiuotų, darytų, ką nori, bet ir sunku išleisti tos vaikus, nes vis tiek norisi, kad jie būtų šalia, o Amerika yra labai toli, ne Europai. Tai jo, pirma mintis buvo po pokalbio su, aš prisiminsiu vardą po to gal, dabar negaliu niekaip prisiminti, jinai žaidžia dabar, man atrodo, jinai už Belgiją žaidė, dabar irgi žaidžia Europos klube. Negaliu prisiminti jos vardą tikrais. Bet po to pakalbėjus su ją, buvo dar kita mintis, pakalbėti su trenerė Lija, ir trenerė Lija visą laiką turėdavo tokį, kaip posakį, jeigu gerai žaisit, galėsit važiuoti ir į Ameriką žaisti. Tai aš prisimenu, per daug treniruočių būdavo tik stenkitės, gal galėsit į Ameriką išvažiuoti. Tai aišku, pirmą Gintarė pasinaudojo to posakiu, nes jinai vis tiek vyresnė buvo, kai vaikus išvažiavo. Ir tada, kai jinai išvažiavo, aš tikrai nusprendžiau, kad jeigu jinai gali, tai ir aš tikrai galiu. Tai prasidėjo ieškojimas, kokiam universitete, kur. Pradžioje buvo visokių ten pas mane išmąstymų, aišku, išsiunčiau savo ten dokumentus ir prašymus į universitetus, kur be šansų nebūčiau niekai ten įsiturėjus. Tai išsiunčiau į Harvardą, į visus žinomiausius universitetus, aišku, išsiunčiau savo prašymą ir tada dar New York'e visus išbandžiau, bet aš tiesiog nežinojau to viso proceso, kiek reikia iš tikrųjų pastangų įdėti, rekomendaciniai laiškai, viskas. Ir aišku, aš nieko, jokių ten atsakymų iš jų negavau. Ir tada teko per pažįstamus eiti ir mano mamos grupiokas, man atrodo, buvo Andrius Gavorka. Ir jisai turėjo pažįstamų Amerikoje, trenerė buvo Giedrė Tarnauskaitė, kiek prisimenu, jinai buvo trenerė Montanos universitete. Tai aš per ją susitikau, tada kaip ir norėjau pas ją važiuoti, bet jinai sakė, kad tiesiog jie neturėjo man vietos ir dėl lygio, ir dėl visko, tiesiog jinai negalėjo nieko man pasiūlyti, bet jinai žinojo dar vieną trenerę Amerikoje, lietuvę iš Šiaulių. Aida Antanavičiūtė, tai jinai išsiuntė tą prašymą ją ir tada Aida su manim susisiekė, mes pakalbėjome, jinai sako, taip, atvažiuok, mes turime 2 metų tokį kaip pradinį koledžą ir galėsi žaisti, mes ten apgyvensim tave, tai taip ir susidėjo ta mintis, kad aš jau išvažiuosiu, nes aš gavau galimybę ir kai jau gavau galimybę, tai aš ir nusprendžiau, kad aš tikrai važiuosiu, nebebuvo daugiau apmąstymų, kad ten kažkokie kitokie variantai yra, tiesiog paėmiau tą vieną universitetą, išsirinkau ir nusprendžiau važiuoti. Gerai, truputį dar prisiminkim, jau nusprendėjai 12 klasės pabaigoje greičiausiai važiuoti ir jau ateina tas momentas, sakykime, lieka savaitė iki tavo išvykimo į Ameriką. Ar buvo viduje kažkokių dar dvejonių, baimių? Dvejonių, aš kažkaip buvau labai apsidžiaugus, kad išvažiuoti. Aišku, mano visi draugai, kaip pasakiau, kad išvažiuosiu jau studijuoti į Ameriką, tai aišku, jie įsivaizdavo ten filmų scenarijus ir didžiausius miestus ir viską, bet ten taip tikrai nėra. Bet jo, savaitę prieš aš dar kažkaip, man atrodo, aš nesuvokiau, kad aš dar išvažiuoju, nes aš vis tiek dar buvau Lietuvoje, buvo jau atostogos, ten prie išleistuvės, dar buvo mano 12 klasės ir aš kažkaip jau buvau išsisukus ten ir su draugais bendrauti ir labai daug negalvojau apie tai, bet man labiausiai įsiminė tai jau ten ta diena, kai jau buvau oro uoste. Nes jau kad sėdau su lagaminais oro uoste, tai ten ir ašaros, ir su mama, ir su tėčiu ten buvo atsisveikinimas, tai ten buvo labai daug emocijų, jau tada supratau visą kelią iki kol Amerikos skridau, realiai verkiau lėktuve. Tai. Bet čia tokia pirminė, gal sakyčiau, buvo įtampa tiesiog, kad nežinau nei kur nusileisiu, nei kas mane sutiks, ta prasme, tu važiuoji ir tu realiai nežinai, kaip ten iš tikrųjų bus, nes kol pati nepragyveni to tokio laikotarpio, tiesiog sunku suvokti, bet kai nusileidau ir jau kai sutikau savo komandžiokės, kai trenerė, tai jau kažkaip buvo toksai, nusiraminau šiek tiek, nes supratau, kad viskas bus gerai, yra žmonių, kurie man padės ir paaiškins ir po to jau buvo smagu, bet jo, ta pati diena išvykimo tai buvo labai sunkia, emociškai. O tai kai nusileidai, tavęs net ore uoste laukė tavo komandos draugė, trenerė?
trenerė manęs atvažiavo pasiimti, aš jos paprašiau, nes aš dar neturėjau ten labai daug draugių, dar nebuvau ten labai sutikus jų, tai jinai mane pasiėmė ir jinai lietuvė buvo, tai aš galvojau, gal jinai su manim lietuviškai pakalbės, dar šiek tiek padės pradžioje. Aš sutikau ją ir jinai man iš karto, hi, my name is Aida. Tai jinai pradėjo su manim angliškai ir tada man paaiškino, sako, aš su tavim lietuviškai nekalbėsiu, tiesiog, kad tau būtų lengviau prisitaikyti Amerikoje ir tiesiog, kad tu lengviau įsilietum į šitą visą kultūrą. Tai buvo sunku, nes aš buvau kaip čia lietuvė ir su manim ne vien, mes realiai per tuos pirmus metus mes beveik lietuviškai nekalbėdavom, nebent cepelinus turėjom įvardinti lietuviškai, o daugiau tikrai neprisimenu iš jos jokių, ne vieno lietuviško žodžio, nors jinai pilnai kalba, jos tėvai lietuviai vis dar Šiauliuose gyvena, tai tas buvo labai keista man visą laiką, bet mes dar dabar labai gerai bendraujam, tai net iki dabar dar angliškai abi bendraujam, kas yra labai keista man, bet. Toliau, tai yra toks puslapis Volleybox, kurį aš labai mėgstu ir ten rašo, kad Urtės Neimantaitės pirma stotelė Jungtinės Amerikos valstijose buvo Jefferson College. Tai Taip. Truputėlį papasakok apie koledžą, apie to koledžo trenerį ir kaip tau sekėsi ten žaisti tinklinį. Tai ten, kaip ir minėjau, Aida lietuvė, jinai buvo savo metu, kai jinai žaidė universitete, dabar neprisimenu, kuriam jinai buvo labai gera žaidėja, irgi daug pasiekimų turėjo, tai mane labai nustebino, nes aš kai ją pirmą kartą sutikau, aš netikėjau, kad jinai bus tiek pasiekusi, bet kai pasikapšiau ir supratau iš tikrųjų, kokio lygio žaidėjai jinai buvo, tai man buvo labai smagu, kad jinai buvo mano trenerė. Koledžas buvo 2 metų, pradėjau tiesiog pradinį kaip programą, kuri tiesiog buvo sudaryta iš matematikos, anglų kalbos paskaitų, kas tiesiog visi studentai realiai pirmais metais turi pereiti, tai tas nebuvo labai sudėtinga. Bet tinklinis vėlgi buvo visiškai kitoks, nes vis tiek kaip ir, žinot, Amerikos taisyklės šiek tiek yra skirtingos, ten ir su gynybos žaidėjas ir panašiai, tai buvo šiek tiek, reikėjo man bent kelias savaitės, kol pripratau, kaip viskas vyksta ir kokios taisyklės ir tiesiog teisėjavimas ir varžybos. Bet buvo labai smagu, nes pirmą kartą ir supratau, kiek galima gauti tokios kaip ir laidose pradėjom dalyvauti ir buvo fotosesijos ir niekada neturėjau to tokio aukštesnio lygio, gal kaip komandinio, nežinau, pateikimo gal visuomeniai. Tiesiog buvo labai įdomu, kaip visą laiką mus filmuodavo, visos varžybos būdavo internete. Ir man tai jau tada atrodė, kad tai buvo labai aukštas lygis, aš visą laiką ten ir mamai siųsdavau nuotraukas, aišku, vėliau supratau, kad tai gali būti dar aukštesniam lygiai, bet tuo metu aš labai džiaugiausi, nes ir komanda buvo labai gera, mes visos buvom labai draugiškos, nebuvom gal pačio aukščiausio lygio, bet mes tikrai nemažai pasiekėm, nes manau, tai man padėjo po to pereiti ir tą kitą žingsnį ir perskelti į kitą universitetą, bet apart to labai mažas miestelis, universitetas, koledžas labai mažiukas, vidury miško. Jokių parduotuvių nebuvo, nieko, artimiausia maisto parduotuvė buvo už 20 minučių, į kurią reikėjo važiuoti pastoviai su mašina, o vieninteliai tokie kaip linksminimosi vietos mūsų miestelį studentams tai buvo McDonald's ir vienas meksikiečių restoranas ir apart to daugiau nieko ten nebuvo, tai man keista buvo, nes, sakau, draugai paskambino ir, tai ką veikiai, kokios čia nuotraukos, sakau, aš nieko neveikiu, aš laukose sėdėjau vakar, nuėjau iki miško pasivaikščioti per takelius, tai tas keista buvo šiek tiek, bet vis tiek pirmi metai buvo smagus, nes teko pakeliauti šiek tiek su komanda, tai šiek tiek atitrūkau. Savo pirmo koledžą nusteikim, aš norėčiau, kad žiūrovams, kurie žiūrės, pasakytum, kiek jūs ir kaip treniruodavotės, kai nuvykai tos pirmus 2 metus ir galbūt šiek tiek apie treniruotės, apie kiek trukdavo, kokiom dienom, labai įdomu šitas aspektas. Tai kai pradėjom treniruotis, visą laiką Amerikoje yra pre-season, tai yra dažniausiai 2 savaičių tokia kaip pradinės treniruotės, kurios legaliai trunka daug ilgiau, tai mes dažniausiai turėdavom 2 treniruotės per dieną. Ir ryte dažniausiai būna ten svarmenis arba tiesiog bėgimo treniruotės, tai sunkiausia man visą laiką būdavo bėgimas ir ten kardio visi pratimai, nes tiesiog aš nesu išvysčius to, aš niekada nebėgu savo norų, nes man tiesiog tai nėra malonu, bet tai tas būdavo man asmeniškai labai sunku.
svoriai buvo įdomu dėl to, kad turėjom tiesiog trenerį specialų, kuris visą laiką mums padėdavo ir visą laiką motyvuodavo ir tikrai pirmais metais aš labai daug masės susidėjau vien tik dėl to, nes tas treniravimo būdas buvo visai kitoks. Lietuvoje, jeigu mes eidavom į sporto salę, tai viskas būdavo, kad išilginti raumenį, kad visą laiką visos būdavom tokios liaunos ir užsusportavusios, bet Amerikoje jie nori, kad merginos būtų jau stiprios, vos ne kaip bodybuilderės, tai treniravimas buvo skirtingas ir aš nesuprasdavau, kodėl aš turėdavau užsidėti štangą ant pečių ir pritupimus daryti ten su vėlė kiek svorio, bet treniruotės tinklinio buvo įdomios, buvo visai kitokie pratimai, daug daugiau, manau, sudėtingesnių pratimų iš tos pusės, kad reikėjo daug ir žuvelių trankymusi daryti į žemę, nes aš prisimenu, aš būdavau mėlynėm, tiesiog visos kojos būdavo nuvarytos dėl to, kad tiesiog būdavo daug agresyvesnis, manau, treniravimas ir daug ilgesnis. Mes treniruodavomės kiekvieną dieną po 2 valandas, sakyčiau, šitam koledže, po 2 valandas. Ir, sakyčiau, 3 dienas per savaitę turėdavome svarmenius arba ten kardio treniruotę ryte. Ir savaitgalį dažniausiai būdavo turnyrai sezono metu. Tai būdavo, nesakyčiau, kad buvo labai didelis skirtumas tarp kiek laiko mes treniruodavomės Lietuvoje, bent jau koledže, bet buvo tiesiog visiškai kitoks požiūris į tinklinį ir kokios tos treniruotės ir kokie pratimai turėtų būti. Tai buvo įdomu. O pirmuosius 2 metus buvo sunku suderinti ir tinklinį, ir mokslus. Ir kaip sekėsi tą derinti? Man asmeniškai, aš iš pradžių bijojau, kad galvojau, bus ir vis tiek ir kalbos barjeras ir negalėsiu kažkaip persistumti savęs ir viską angliškai daryti ir namų darbus ir kalbėti per paskaitas, bet kažkaip labai greitai man pavyko kažkaip prisijaukinti anglų kalbą ir man iš tikrųjų aš neturėjau problemų ten darydama savo ten, dirbdama paskaitoms ir sportuodama, tai aš neturėjau jokių problemų, iš tikrųjų man pakankamai lengvai viskas ėjosi. Ten gal savaitgaliais būdavo sunkiau, jeigu turnyrai, bet apart to kažkaip aš nestresavau labai apie tai, nes man pakankamai ir kadangi buvo mažesnis koledžas, ką aš irgi labai, kas man patiko, kodėl aš pradėjau mažesniam koledže, dėl to, kad ir mažesnės paskaitos, daug mažiau žmonių yra, tai tu, jeigu kažkokių klausimų turi su profesoriumi, gali jie tave asmeniškai žino, ne tai, kad tu sėdi dideliam kabinetu, kur yra 100 žmonių, vis tiek yra toks artimesnis bendravimas ir jie tau gali padėti ir po paskaitų turi savo ofiso ten valandas, kur gali ateiti, tai visą laiką man patikdavo, nes aš turėjau artimesnį bendravimą su savo profesoriais, kurie man visą laiką galėdavo padėti. Ir jeigu aš žinau, kad yra varžybos, visi profesoriai būdavo informuoti, kad mes išvažiuosim, kad mes neturėsim laiko, tai tas bendravimas padėdavo ir jiems, mums leisdavo kai kurioms tinklinio merginoms ten ir vėliau atsiskaityti ar pristatyti ten savo darbus, tai tas labai padėdavo. Tai va čia tu gerai linkme paėjai. Tai gali sakyti, kad tau tinklinis padėjo mokslams, kažkokių turėjai privilegijų? Tam pirmam koledže. Šiek tiek. Aš dažniausiai jomis nesinaudojau, bet jos buvo man leistinos ir aš galėjau jomis pasinaudoti, aš tiesiog man nereikėdavo, nes aš dažniausiai viską, aš jau toks žmogus nuo pat ir vidurinės ir gimnazijos, aš visą laiką viską, jeigu man yra kažkas užduota, aš nelauksiu paskutinės minutės, pasidarau ir viskas, tai neturėdavau labai daug problemų, bet jo, jeigu man reikėtų pagalbos, visą laiką viskas buvo suorganizuota ir tikrai kaip ir privilegija yra, kad leista tiems sportininkams šiek tiek. Gerai, tada praeina 2 metai, tu baigi šitą koledžą ir tavo kelyje atsiranda Middle Tennessee. Kaip tas įvyko, kaip tu persikėlei, šiek tiek papasakok apie antrą savo. Tai po 2 metų, kai jau baigiau tą sezoną, man labai neblogai sekėsi, aš gavau ten ir apdovanojimą, ten, kad buvau pirma regiono komanda, ten ne All American, bet tipo, ten mažesnės reikšmės, bet vis tiek pakankamai didelis pasiekimas mano komandai, tai labai džiaugiausi ir tiesiog pasakiau treneriai, kad noriu perskelti į kitą universitetą ir aš žinau, kad aš būtinai noriu D1 tam lygyje žaisti, divizione pirmam, tai man buvo tas labai svarbu ir aš paklausiau trenerės, ar tai man būtų įmanoma ir jinai iš karto sutiko, jinai man iš tikrųjų labai daug ką padėjo, man tiesiog reikėjo savo ten filmą susikurti, šiek tiek ten highlightus iš mano varžybų ir aš juos nusinčiau ir jinai tiesiog išsiuntė ten tiems treneriams, kurio žinojo aplinkui, bet buvo ir daug trenerių, kurie ir jai
nes visi treneriai realiai pradeda ieškoti tų žaidėjų daug anksčiau, tai jie jau vis tiek stebi tave nuo pat anksčiau. Nors ir tu nežinai, kad tave stebi, bet internetu stebi ir statistikas ir viską, tai buvo keli treneriai, kur ir mano treneriai parašė ir dėl manęs klausė. Ir kai jau nusprendžiau, sumažinau visą tą paiešką iki 5 universitetų, kurie manimi domėjosi arba aš jais domėjausi, pradėjau vizitų visą tą laikotarpį, tai važiavau į 5 vizitus, kuriuos dažniausiai apmoka universitetas, į kurį važiuoju. Tai visur nuvažiavau į San Diegą, nuvažiavau į Šiaurės Dakotą, į Marylandą, visur ir į Middle Tennessee. Čia buvo mano pirmas vizitas iš tikrųjų. Tai buvo labai smagu, nes čia kelionė už kažkieno pinigus, nuvažiuoji pasikalbėti, nuvažiuoji į restoranus, jie tavo parodo universitetą. Tai buvo labai smagu, aš niekada negalvojau, kad toks procesas iš viso egzistuoja, tai buvo labai smagu ir įdomu. Ir tada po mėnesio, sakyčiau, po žiemos, jau treneriai visi, aišku, pradeda klausinėti, tai ar tu nori su mumis prisijungti, ar tu nori mūsų komandai žaisti, tai tu labai jautiesi taip, oho, visi čia tavęs laukia, visi tavęs nori, tu tiesiog turi rinktis tokia kaip princesė tiesiog. Bet galų gale nusprendžiau, pasirinkau Middle Tennessee, nes tai buvo vieta, kuri buvo taip arčiau, kur aš jau gyvenau, šalia Misūrio, nes turėjau čia ir vis tiek ir gerų draugų jau ir kažkaip nenorėjau labai nutolti. Plus ten San Diege man tiesiog nepatiko komanda ir galvau, bus labai toli nuo namų. Jau dabar toli skrisi, bet nuo San Diego, tai iš viso ten visai nuo pačios vakariausios pusės išvažiuoti į namo. Tai kažkaip nusprendžiau eiti į Middle Tennessee. Iš tikrųjų dar ir dėl to, kad jie man pasiūlė labai gerą finansinę visą padėtį ir apgyvendinimą ir kiek aš gausiu ten dienpinigių ir man to labai reikėjo, nes kai esi tarptautinis studentas, tu negali nei dirbti už universiteto ribų, nei gauti kažkokį apmokėjimą, tai man buvo vis tiek labai svarbu, kad turėčiau kažkokias pajamas iš viso to, kad aš galėčiau kažką nuveikti, kažką gyventi, kad tai nebūtų, kad aš sėdžiu savo kambarį ir tik žaidžiu tinklinį. Tai tas labai pasisekė, nes jie man tai visą garantavo. Pratau, o tu buvai pasidarius kažkokius namų darbus apie tinklinę komandą, apie trenerį, ar viskas gerai? Jo. Buvo iš tikrųjų visokių kabliukų su Middle Tennessee, aš kaip pradėjau ieškotis tų visų vietų. Tas treneris, kuris ir dabar yra mano komandos treneris, jisai turėjo, kaip ir kažkokie tėvai buvo užpildę formą prieš jį, ten, kad tos merginos, kurios buvo prieš mane, buvo apriektos, ar ten buvo naudojami kažkokie privataus gyvenimo pokalbiai ten prieš jas per varžybas. Aišku, ten sunku patikėti, nes daug merginų Amerikoje, jų tėvai yra labai stipriai susilieję su tuo, ką jos veikia universitete ir jeigu jos dažniausiai neturi drąsos kalbėti prieš trenerį, tai visą laiką yra paimami kaip tėvų pozicija, kurie kalba prieš trenerį, bet nežinau, buvo gal ir šiek tiek keista man, kodėl jie iš viso tokių problemų turi, nes pas mus vis tiek Lietuvoje treneriai, aš niekada neturiu, visme treneriai gali tave priekti ir panašiai, visme tai nėra kažkoks, nežinau, unikalus dalykas, kuris, manau, ten turėtų labai tave įžeisti, nes tai yra tiesiog emocija per varžybas. Jeigu aš būčiau trenerė, tai aš manau, aš irgi tas emocijas kažkaip išleičiau, kad nežinau, kas ten nutiktų, bet Amerikoje taip nėra, tai treneriai taip tikrai turi ant šūkių šiek tiek vaikščioti, nes atsargiai, nes ten daug ir legalių visokių dalykų yra su koledžai susijusių, bet jo, buvo toks kabliukas, tai aš tiksliai nežinau ir aš norėjau važiuoti į Middle Tennessee, nes kiti universitetai, kai jie sužinojo, kokius aš turėjau pasirinkimus, jie pradėjo mane kaip ir statyti prieš tą universitetą. Tai vienas treneris sako, oi, tai kodėl tu nori į Middle Tennessee, jeigu tu žinai, kas ten nutiko, čia toks buvo išleistas koks skelbimas apie jį ar ten dar kažkas ir aš net galvau, kaip jie gali viską taip sužinoti apie tavo, tu nieko jiems nesakai, bet jie patys iš interneto per pažįstamus kažkaip viską suranda apie tave, kas buvo labai keista man, bet vis tiek galų gale su merginom buvau sutikus per vizitą, tai jau žinau, su kuo mažaisiu, išskyrus tik tos merginos, kurios vėliau iš ten iš Europos atvažiavo, tai jo, vis tiek buvo apmąstymų daug, bet buvo, manau, labai pakankamai lengvas sprendimas man. Yra jo treniruočių pobūdis, galbūt iškeltų treniruotės tikslų siekimas pasikeitė nuo buvusio koledžo? Stipriai, labai stipriai. Šitam universitete aš niekada nesu tiek tinklinio žaidus, kiek aš žaidžiau per šitus 3 metus. Mes turėdavom, pirmais metais, kai atvažiavau, mes turėdavom 3 dienas irgi sportą arba kardio ryte treniruotės, arba salę, kuri buvo dar sunkesnė. Aš gyvenime, ta prasme, buvo pats sunkiausias sportas
už tinklinio ribų, ką aš esu darius gyvenime, kas buvo labai įdomu. Ir tada tinklinio prasme, tai irgi buvo labai sunku, nes mes žaidėm kiekvieną dieną po 3 valandas per dieną. Ir dar mūsų treneris būtinai prašė, kad mes papildomai eitume ir žaistume. Tiesiog pačios. Tai tu realiai per dieną galėdavai praleisti tarp 4 ir 5 valandų salėj. Ant viršaus dar reikėdavo ir siek paskaitos ir viską. Ir tai tiesiog treneris mąstydavo, kad tiesiog tai turėtų būti mūsų tokia motivacija ir užsispyrimas, kad mes tai darom. Bet aš manau, kad tai yra sunku pasiekti, nes tu realiai nebeturi jokio savo asmeninio gyvenimo, nei negali niekur išvažiuoti, mes turėdavom taisyklės, netgi, tai sakykime, aš esu jau virš legalaus amžiaus Amerikoje, vis tiek virš 21 metų ir, sakykime, aš gyvenu šalia Nešvilio ir aš norėjau savaitgalį, kuriame neturim varžybų, tiesiog nuvažiuoti ir su merginom pasivaikščioti ar nueiti į kavinę ar kažkas tokio. Aš turėjau tokį kaip ne kontraktą, bet žodinį kaip pasirašymą, kad aš negaliu to daryti sezono metu. Tai tiesiog buvo daug labai apribojimų ir tai buvo tiesiog tinklinio sukoncentruotas visas gyvenimas, tai tas buvo sunku, bet jo. Tada 2 metais buvo koronos virusas prasidėjo ir mūsų sezonas buvo perkeltas, Amerikoje šiaip sezonas tradicinis būna rudenį, mūsų buvo perkeltas į pavasarį ir ruduo turėjo būti labai lengvas treniravimasis, kad mes tiesiog neišdegtume iki pavasario, nes vis tiek yra labai daug valandų prasitreniruoti, bet mūsų treneris nusprendė, kad taip nebus, tai mūsų pirmos 2 savaitės treniravimuose mes turėjom po 3 treniruotės per dieną. Turėdavom realiai kas valandą su pusę pailsėjimas tarp treniruočių, tai mes net realiai nei dušą eidavom nieko, mes tiesiog atsiguli lovą su savo visą aprangą, bandai pamiegoti ten tą valandą, vėl atsikeli, vėl varai ir taip visą dieną, 2 savaitės iš eilės. Tada šiek tiek sumažėja, bet vis tiek mūsų vidurkis treniruočių yra 3 valandos dažniausiai. Ir sunku būdavo. Mūsų net buvo pakeistos prieš varžybinis apšilimas. Lietuvoje dažniausiai tiesiog yra apšilimas, 30 minučių, kiek prieš varžybos ir žaidi. Amerikoje mūsų treneris, mes turėdavom 2 mini treniruotės prieš varžybinę dieną, tada pilną apšilimą ir varžybas. Tai manau, kad vienintelis dalykas, dėl ko mes daug nepasiekėm šitam sezonui, kiek galėjom, dėl to, kad yra perdegimas, nes tu tiek treniruojasi kiekvieną dieną. Aš niekada prieš varžybas 2 treniruočių neturėdavau toj pačioj dienoj. Tai tas buvo labai sunku priprasti man ir norėjau kaip ir prieš visą tą sistemą eiti ir aiškinti treneriui, kodėl mes treniruojamės, bet aišku, tu to negali daryti, nes nori išsaugoti savo vietą komandoje, tai tekdavo tiesiog su tuo susiderinti ir išgyventi. Kai pirmą sezoną atvykai į naują komandą, pas naują trenerį, greitai patekai į startinį šeštą, ar įsikovojai kažkokią vietą po saulę, kaip sakant? Tai kai jisai mane realiai man paskambino prieš dar priimdamas į universitetą, jisai su manim kalbėjo ir jisai man realiai pasakė, kad iš visų tų merginų, kurias aš žiūriu į tavo poziciją, tu būsi viena, kuri tikriausiai žais ir startuos. Tai jisai kaip ir man davė tokį ženklą, kad jeigu aš ateisiu šitą universitetą, plus dėl to, kad aš jau buvau 3 kursė realiai tuo metu, kai aš jau turėjau šiek tiek patirties, tai kad aš žaisiu, nes visos kitos merginos buvo jaunesnės. Tai aš pirmus metus startavau visą sezoną, išskyrus pačiam gale, kai patekom jau konferencijos varžybas, jisai manęs nestartavo per tas vienas svarbiausias varžybas, nežinau dėl ko tiksliai, bet jo, negavau tos galimybės, bet jo, iš karto gavau vietą starte, kas man labai patiko ir man labai gerai sekėsi pirmais metais. Jo, buvau labai agresyvi, dėl to jisai labai mane mėgo ir mano žaidimo būdo dėl to, kad aš gal neturėjau pačio aukščiausio šuolio ar nieko, bet tiesiog pas mane labai daug agresyvumo buvo žaidime, tai dėl to aš žaidžiau tos pirmus metus, bet tada viskas pasikeitė jau po 1 metų iki dabar. O dabar šiandieniniam taške, jeigu paimtume, kokį savo elementą įvardytum kaip didžiausią pliusą tinklinėje ir kokį kaip didžiausią minusą, kur tu galvoji? Didžiausias pliusas, vėlgi, manyčiau, būtų arba agresyvumas, arba, aišku, toksai žaidybinis agresyvumas, arba gal mano emocinis stabilumas, kai žaidžiu. Mūsų komandai dažniausiai treneris prašo, kad visos merginos realiai eitų iš protų, rėktų ir šokinėtų, nes mano komanda geriausiai žaidžia, kai tiesiog yra daug to užsivedimo ir daug visokių šūkių ir panašiai, bet aš asmeniškai, aš geriausiai žaidžiu, kai aš esu visiškai rami. Ir gal dėl to aš esu taip, dėl to, kad žaidžiau su Achema, su vyresnėm merginom, kurios tiesiog žino, ką daryti ir joms nereikia to tokio
iš kitos pusės tokio kažkokio emocinio motyvavimo, nes tai tiesiog yra kaip darbas ir tu tiesiog žinai, ką daryti. Tai manau, tas stabilumas toks emocinis, kai žaidžiu, o didžiausias minusas, tai gal pergalvojimas, pastoviai galvojimas, ką aš netai padariau ir per didelis analizavimas savo klaidų. Gal čia būtų mano didžiausias minusas. Gerai, mes prieš keletą savaičių kalbėjom su Gintarė ir aš jos prašiau įvardinti, kokius tu įvardintum du svarbius, ne du, o aspektus, kuris amerikietiškas tinklinis skiriasi nuo viso pasaulio likusio. Kokios tau pačios keisčiausias galbūt taisyklės? Keisčiausios tikriausiai, kad yra skirtingi, arba gali žaisti su 2 kėlėjom, arba su 1 kėlėja. Tas man yra labai keista. Arba kai ten iš galo pradeda kėlėja, arba prie tinklo, kai pradeda kėlėja. Tai aš to nesupratau, labai ilgai man buvo sunku. Ir tai antras tikriausiai, aš tai manau, kad ne tai, kad pats tinklinis, bet tiesiog treniravimas tinklinio. Nes aš manau, kad amerikietiškas būdas, kaip ir technika, ir viskas yra visiškai skirtinga, negu aš ką mačiau šiaip Europoje arba Lietuvoje, tai man tas būdavo labai keista. Nes tinklinis, kad ir kiek taisyklių yra skirtingų, vis tiek jis taip pat atrodo, kai tu žaidži arba jį stebi per varžybas, ten kažkas kitas žaidžia, bet pats treniravimo būdas tai labai skirtingas, sakyčiau. O tai galima sakyti, kad tu minėjai, kad visai kitas technika tinklinio Amerikoje. Galima sakyti, kad tu jau dabar esi Amerikos tinklinio technikos puoselėtoja, bet nebe tą, ką išmokai Lietuvoje. Manau, kad labai pasikeitė. Aš sakyčiau, kad aš turiu dar šiek tiek ir savo tokių įpročių, ką aš vis dar darau iki dabar, tiesiog ką aš išmokau jauna ir tiesiog man taip įstrigo. Bet Amerikoje tai, sakyčiau, kad pagrindas dabar, ką aš moku ir kaip aš žaidžiu, tai yra taip amerikietiško treniravimo, dėl to, kad tie pagrindiniai mano metai, kai aš jau tą konceptą tinklinio jau turėjau, buvo praleisti Amerikoje tie 5 metai, tai vis tiek labai, kai jau žinai tą žaidimą ir supranti, kaip viskas vyksta ir kai tiesiog dirbant technikos kiekvieną dieną, tai jau tas visas išdėstymas tiesiog, manau, labiausiai buvo pakeistas amerikietiško treniravimo. Galėtume vardinti vieną tinklinio elementą, ar ten perdavimą pačios, kuris labiausiai pasikeitė tau išvykus į Ameriką, ta technika 103 laipsnių. Manau, keisčiausias, puolimas pasikeitė, bet jis visą laiką pas mane buvo, bet keisčiausias tai yra mano gynyba. Aš gyvenime ten tokių kamuolių, kokius aš dabar ištraukčiau, tai gyvenime tikriausiai negalėjau. Bet šiuo metu tiesiog gynybos visa technika, manau, yra vienas dalykas, kuris tiesiog yra pats keisčiausias ir kuris labiausiai pasikeitė. O jeigu paklausčiau apie padavimą? Padavimas irgi keitėsi, bet aš, bent jau mano treneris dabar, aš šiaip nepaduodu per varžybas, nes aš, kai dabar esu tiesiog krašto puolėja, aš tiesiog nežaidžiu gynybos absoliučiai, aš tik žaidžiu 3 pozicijas prie tinklo ir aš tada einu ant suolo ir vėl įsivedu į tą visą rotaciją. Tai aš realiai nepaduodu per varžybas, nebent mes išsisukam iš tiesiog keitimų skaičių, nes ten irgi ribojimas yra, kiek keitimų turi Amerikoje. Taip, bet padavimas nepasikeitė. Mes turim keistą treniravimo būdą dabar, kur mes turim pasimesti kamuolį ant savo, aš kadangi su dešiniu mušu, tai ant dešinio peties labai keistai, aš vis tiek taip darau, kaip nuo kada esu mažai išmokus, kad per vidurį ir ten, tai jie manęs jau, aš kiek supratau, jie tiesiog nebesistengė pakeisti mano tiesiog įgūdžio, nes tai nebuvo kažkoks labai svarbus pakeitimas, tai jo. Nelabai pasikeitė. Gerai, grįžti į tą momentą, kai kažkada mąstėjai, ar vykti, ar nevykti, studijuoti, sakykime, į Jungtinės Amerikos valstijas ir įsivaizduokim, kad yra šita diena prieš kažkiek metų. Ir mes dabar atsukam laiką, ar vis tiek tu, kad žinotum, kas įvyko, ar vis tiek vyktum vėl studijuoti į Ameriką? Jo, vykčiau. Manau, kad vykčiau. Nes, kad ir kiek buvo sunkių dienų, manau, kad buvo daug ir labai gerų dienų, kurios tiesiog niekada nebūčiau patyrusi Europoje, ar tiesiog
manau, tos dienos, kurios buvo sunkiausios, tos ir buvo po to labiausiai įsimintinos, nes tiesiog tu per jas perėjai, kažkaip išgyvenai ir dabar turi kažką prisiminti. Tai manau, kad tai ir labai pakeitė ir mano charakterį, ir kaip aš žiūriu viską, tai aš esu labai dėkinga, kad aš išvažiavau ir aš nenorėčiau to pakeisti. O ko labiausiai trūksta studijuojant ir žaidžiant Amerikoje? Tai artimųjų ir artimiausių draugų iš Lietuvos. Tiesiog sunku palaikyti tą bendravimą. Kai grįžtu, vis tiek atrodo, kai viskas iš naujo, bet to tokio kasdieninio bendravimo nebėra ir nebėra maisto lietuviško. Tai jau tikrai. O kaip dažnai per tuos visus metus grįžinėjai į Lietuvą? Pirmais 3 metais grįždavau kas pusę metų, tai per kalėdų atostogas mėnesiui ir tada vasarą apie mėnesiui. Kai koronos virusas prasidėjo, tai aš grįžau 1 kartą per 1,5 metų, tai aš prabuvau 1,5 metų ten ir tada grįžau ir dabar kas metus realiai išeina taip, nes paskutinį kartą buvau vasarą ir dabar šią žiemą negrįžau ir tada važiuosiu vėl vasarą namo. Tai keliamės sekantį etapą, į 5, kurį pavadinau bendri klausimai tokie. Ir pirmas, ar turi ritualą prieš varžybas, kažkokį savo? Nepasakyčiau, kad ritualą, bet aš visą laiką turiu tiesiog būti su savimi. Mūsų komanda dažniausiai ten šoka, persikimo kambarį ir viską, bet man tai nepatinka, tai aš dažniausiai sėdžiu kažkur kampelyje su savo ausinimi ir tiesiog klausau muzikos, kuri man patinka, kur dažniausiai aš klausau. Tai nėra kažkokia viena daina, kurią būtinai klausyčiau, bet dažniausiai tiesiog buvimas su savimi ir toksai nusiraminimas ir tiesiog susitelkimas į ką aš darysiu toliau. Ar domiesi politiką? Stengiuosi nesikišti į politiką Amerikoje, nes gyvenu tokioje vietovėje, kur tiesiog yra labai daug radikalių žmonių, kurie turi tiesiog vieną požiūrį, tik tais vieną požiūrį, tai aš stengiuosi nesikišti. Aš visą laiką savo sakau, kol aš nesu pilietė ir nesu čia gyvenau, man tai nerūpi, ne tai, kad nerūpi, bet tai nėra labai kažkokia pokalbio tema, kurią aš turėčiau įsikišti, nes realiai aš neturiu jokio būdo tai pakeisti, nes aš negaliu balsuoti, tai jeigu apie Lietuvą, tai taip, sakykime, kad domiuosi, bet Amerikos politika, tai aš stengiuosi tiesiog nesikišti, nes tiesiog nereikia savęs taip stresuoti. Jo. Pamodeliuokim dar tokią situaciją. Praeina 5 metai. Kur save matai už 5 metų? Už 5 metų? Tikiuosi, kad dirbu kažkokiam didmiesty. Šiaip niekada nenoriu gyventi didmiesty, bet norėčiau dirbti ir kažkur gyventi šalia. Tikiuosi didmiestis, turėti žmogų šalia, su kuriuo galiu pasitikėti ir su kuriuo galiu būti, kad nebūčiau tiesiog viena kažkur. Ir manau, kad tiesiog turėti pakankamai finansų, kad arba tėvus dažnai atsivežti, arba namo, kad dažnai grįžti. Tai čia būtų toksai gal variantas. O kiek ir užims, kaip galvoju, už 5 metų savo gyvenime tinklinis? Tinklinis, manau, kad tai bus tiesiog labai... Aš nemanau, kad aš treniruosiu ar vis dar žaisiu, tai tikrai. Nes aš manau, kad jau šiais metais dabar, kaip sezonas baigėsi, aš realiai savo karjerą jau kaip ir užbaigiau galutinai. Kitais metais tiesiog būsiu kaip ir asistentė. Dar 1 metais, kad užbaigti savo magistrą, bet manau, kad tinklinis tiesiog bus būdas, kaip sutikti savo gerais draugais, treneriais, tiesiog kažkokia bendra tema, kuri man bus labai artima ties širdies dėl to, kad jisai visą laiką ten buvo ir visą laiką bus. Gal net ir net nežaidžiant jo. Tai reiškia, įsivaizduokim tokią situaciją, ateina pavasaris ir į e-mailą ar tau paskambina iš Europos kažkokia tai komanda lygos ir sako, Urte, mes norim, kad kitą sezoną pas mus žaistum. Ir koks būtų Urtės atsakymas? Urtės atsakymas būtų ne, nes jau man ir dabar tikriausiai reikia kelius pasikeisti abudu į netikrus, tai tikriausiai ne. Fiziškai jau tiesiog būtų labai sunku man, tai atsakymas tiesiog būtų labai pagarbus ne. O seki savo draugės, kurią minėjai, rezultatus ir kaip sekasi Europai Gintarė? Taip, su Gintarė gal ne tai, kad rezultatus, bet labiau tiesiog kaip jos gyvenimas ten vyksta, nes aš žinau, jinai labai tiesiog norėjo persikelti ir aš manau, kad jai labai smagu. Mes
dabar paskutinį kartą kalbėjom, sakyčiau, gal prieš mėnesį, tai labai, aš manau, nenoriu kaip ir rasti išimčių, kodėl ne, bet labai kartais sunku tiesiog viską suspėti, susekti, ypač Europoje, dėl to, kad tiek vyksta ir Amerikoje dabar ir tos finalinės toj varžybos bus universitetų visos NCAA tos varžybos, tai tas labai įdomu, tai sunku viską susekti, nes iš tikrųjų per tiek metų esu susitelkus tiek daug draugų, kurie tinklinį žaidžia, tiesiog man svarbiausia yra ne tiek, kiek jų tinklinio pasiekimas, bet ar jie tikrai yra laimingi tai, ką jie daro ir ar jie tiesiog nešvaisto laiko kažkokioje šalyje, jeigu jie galėtų kažkur kitur būti, tai man tiesiog svarbiausia žinoti, ar jinai laiminga ir kiek žinau, jinai yra. Tai. Gerai, ar daug žiūri pasaulinio lygio tinklinio? Pastaruoju metu galiu tikrai pasakyti, kad ne, nes kažkaip Amerikoje iš viso net nėra būdų čia žiūrėti daug, nes visi sporto kanalai, niekas... Šią vasarą mes turėjom 3 labai stambius turnyrus, tai VNL, lietuviškai, po to olimpinės žaidynės ir Europos moterų tinklinio čempionato. Tai teko žiūrėti ar ne? Žiūrėjau olimpinės varžybas, taip. Irgi reikėjo atskirai ten išsipirkti viską, bet mes su savo komandos narėm, aš turėjau 2 merginas iš Turkijos ir vieną merginą iš Vokietijos, tai mes visos susėsdavom ir žiūrėdavom, tai žiūrėjom Rusijos Amerikos varžybas buvo labai įdomios, žiūrėjom daug Turkijos varžybų, tai buvo labai įdomu žiūrėti tą lygį. O kokie tavo pamąstymai apie olimpinę čempionės amerikietės, nes vis tiek kaip pati studijuojanti Amerikoje, kaip mačiusi jų sistemą, kokias mintis tavo apie olimpinę čempionės ir ypač trenerį, jeigu pažįsti kažkiek. Taip, apie trenerį, tai čia buvo pirmas varžybos, kada aš mačiau tą trenerį tokį emocišką, kas man irgi buvo labai keista, nes šiaip jisai labai tvirtas vyras, atrodo, kad jisai piktas iš šono, labai reikalaujantis, turintis labai didelius siekius, tai matymas, kad jisai verkė po varžybų, tai buvo labai, ta prasme, aš manau, kad daug žmonių verktų laimėjus olimpinės žaidynės, bet buvo labai keista, kad charakteris visiškai iš kito kampo buvo pamatytas, o merginos tai tiesiog aš matau, kiek tos merginos atidirbo irgi va tokiam lygyje, kur aš žaidžiu, nes jos visos perėjo per visus, Amerikoje tu kažkaip turi perėti visus tuos laiptelius ir jie visi yra vienodi pas visus žmonės, pas visas tinklininkės, tai yra labai smagu žiūrėti, kad žmonės tokie, kurie yra super motyvuoti, kurie realiai kiekvieną dieną pradeda taip, kaip aš, gali kažkom pasidžiaugti ir gali taip save parodyti prieš visą pasaulį ir laimėti, tai buvo labai smagu. Gerai, aš tai visada mėgstu tokias intrigas, tai dar vieną tokią intrigą įsivaizduokim situaciją, kad tu žaidi vis dar už savo universitetą ir jums reikia laimėti konferencijas, sakykime, varžybas ir jūs galit pasikviesti vieną olimpinę čempionę. Kas tai būtų? Oi, geras klausimas. Aš manau, gal sakyčiau Jordan Larson iš Amerikos, nes jinai yra, man dėl patirties, jinai daug vyresnė už visas kitas savo komandžiokės, yra daug merginų, kurios baigė tik ketvirtą kursą universiteto, bet jinai, aš tiksliai negaliu pasakyti, koks jos amžius, bet jinai Europoje pažaidė ir jinai tikrai jau yra solidaus amžiaus, bet jinai vis dar žaidžia ir labai aukštame lygyje žaidžia, tai aš manau, kad tas mane labai, aš nežinau, ar aš galėčiau taip daryti kaip jinai, tai man labai yra toksai net nusistebėjimas ir aš tiesiog labai stebiu ją visą laiką, nes man tiesiog yra gražu žiūrėti, kaip žmogus dar taip turi tiek ugnies tinkliniui. Kokios muzikos mėgėja esi? Pas mane yra miksas, aš mėgstu hip-hopą, mėgstu lėtą muziką ir tokią kaip melancholiją. Dabar, kas yra labai keista, šiaip daug užsieniečių labai nemėgsta country muzikos, bet aš labai daug ir country muzikos klausau. Gal dėl to, kad tiesiog gyvenau tokioje aplinkoje labai ilgai. Bet jo, kartais ir rokas man toksai 80-ųjų ir 90-ųjų patinka. Tai knyga.
Pastaruoju metu tai buvo tik tais paskaitų visos knygos apie verslą ir panašiai, bet esu dabar pasiemus knygą iš savo draugės, tai pradėsiu skaityti kažkokį detektyvą greitai, nes atostogos tai teks atsipūsti. Tau yra kažkokia knyga, kuri tau gyvenime paliko didžiulį įspūdį ir tu norėtum rekomenduoti tiem, kurie žiūrėtų mūsų įrašą? Knygos pavadinimas buvo Terapija, buvo švedų autoriaus, kiek prisimenu, dabar neprisiminsiu jo vardą, skaičiau, kai man tikriausiai buvo 16 metų. Tai labai įdomi, tokia su daug pasikeitimo ir labai daug tokių nenuspėjimų momentų, tai man tas labai patinka, tokia kaip detektyvai, kur nežinai, kas įvyks ir tada viskas pasikeičia ir tave nustebina, tai ta knyga buvo labai gera, tai Terapija. Gerai, ir paskutinis šitame etape klausimas, ar grįši į Lietuvą šventėm? Šventėm? Jo, kalėdų. Ne, šiais metais ne. Šiais metais praleisiu Amerikoje. Jau antras iš eilės kalėdas praleisiu Amerikoje. Tai jeigu mama žiūri, tai atsiprašau. Ir pas mane visada laidoje į pabaigą būna tokie blitz klausimai, kuriuos aš vadinu, reikia pasirinkti tiesiog vieną iš dviejų. Aha. Žinai. Gerai. Tradicinė lietuviška virtuvė ar JAV maisto virtuvė? Tradiciška lietuviška. O jeigu reiktų vieną patiekalą įvardinti, kuris yra tavo numeris 1? Tai šaltibarščiai arba cepelinai labai tradiciškai einu. Jo. Jeigu vasara šaltibarščiai, jeigu žiemą cepelinai. Patau, gerai. Amerikietiškas futbolas ar beisbolas? Beisbolas. Beisbolas. Gerai. Trumpas ar Bidenas ar Bidenas? Žinau, kaip taisyklingai kirčiuoti. Arba kas? Trumpas arba kas? Bidenas arba Bidenas, dabartinis Amerikos prezidentas. Oi, nežinau, čia irgi kontroversiškas klausimas. Gal Bidenas tada, nežinau. Nors man jie abudu labai nepatinka, tai negaliu, ne vienas iš tikrųjų. Jeigu turėčiau rinktis, ne vieną nesirinkčiau. Gerai. Eisas ar taškas užtvaroj? Taškas užtvaroj. Tu minėjai, kad tavo viena iš silpnesnių vietų yra. Taip, dėl to labai smagiausia, kai jau gali užtvarą pastatyti, tada smagiausia būna. Serialas ar knyga? Serialas. O gal serialą gali parekomenduoti, kuris tau irgi paliko kažkokį didžiulį? Šiaip, jeigu tiesiog kasdieniškas serialas, kur tiesiog galiu įsijungti kaip turėti kažkas pašonė, jeigu darau namų darbus, tai pas mane draugai, Friends, nežinau kodėl toksai senavinis, bet visą laiką man kažkaip nenuleidžia rankų, bet galvoju, jeigu iš tokių, kurį nesenai mačiau, tai 100 apie kaip Žemė buvo susprogdinta ir tada nusileidžia 100 žmonių, kurie gyveno kosmose ten kažkiek metų, jie nusileidžia į Žemę, tai tas buvo įdomus. Labai ilgas serialas, bet įdomus. Vertas žiūrėjimo. Gerai. Žiemą ar vasarą? Žiema. O, labai. Man patinka sniegas. Jeigu nežaistum dabartiniai savo pozicijai krašto puolėjo ir turėtum pasirinkti vieną, tai būtų libero ar kėlėjo? Kėlėjo. O? Jo, kėlėjo dėl to, kad, nežinau, kažkaip, man atrodo, kad pati įdomiausia pozicija. Nežinau, kažkaip libero pas manęs gynyba prastai, bet kažkaip kėlėjo yra, nežinau, kažkoks azartas, nes visi visą laiką sako, kad lengva, nors aš žinau, kad pati sunkiausia, realiai tikriausiai pozicija būti kėlėjo. Reikia labai daug mąstymo ir analizuoti žaidimą, tai tas man labai įdomu. Kava ar arbata? Kava. Gerai. Ir aš tau kai susisiekiau su tavim, minėjau, kad norėsiu, kad įvardintum savo svajonių komandą. Gali būti tiek iš baigusių jau žaidėjų ir gali būti iš dabartinių. Ir po to aš visada paskelbiu ir ten po to gale sezono pažiūrėsim visų, lyginsim ir rinksim, kas išsirinko pačią stipriausią. Tai tavo svajonių komanda ir pirma pozicija tai yra kėlėja ir tai būtų... Irina Kirilova iš Rusijos.
O dėl ko jinai tau? Nežinau, man tiesiog jinai visą laiką įstrigus buvo jau nuo seniau. Neturiu paaiškinimo, aš tiesiog dar turėjau šiandien irgi, kai galvojau apie tą komandą, aš tiesiog peržiūrėjau ir visus irgi statistikas ir viską ir kažkaip jinai man tiesiog labai buvo įstrigus. Tai čia dauguma žaidėjų, kuriuos paminėsiu, tai tiesiog kažkaip man išsiskiria. Jos nebūtinai pirmoji vietoje ar ten pačios geriausias, bet aišku, aukštam lygiui, bet tiesiog kažkodėl man įstrigo. O tai, kai aš paprašiau, ta prasme, prieš susisiekiau su tavim ir sakiau, kad reikės įvardinti svajonių komandų, tu netgi statistikas žiūrėjai. Jo. Oho, va čia tai namų darbai. Gerai, keliamės į antrą zoną, ten sutinkam outside hitter, pirmą outside hitterį. Ir tai būtų... Tai pirma, Yen Kong Kim. Aš negaliu tiksliai ištarti, nes iš Pietų Korėjos žaidėja, bet aš neturėjau užsirašyti jos vardą, nes tikrai negalėčiau ištarti tiksliai, bet jinai pati geriausia dabar pasaulyje, tai kodėlgi ne? O čia pati geriausia pagal urtę ar pagal... Ne, aš žiūrėjau, čia pagal statistiką, jinai daugiausia taškų dabar, daugiausia taškų turinti žaidėja per visus savo sezonus, tai kas nenorėtų tokio žaidėjo savo komandai, tai aš ją pasirinkau. Gerai, keliamės į trečią poziciją ir ten turime centro puolėją pirmą. Na, galvoju. Fabiana Claudino iš Brazilijos. Rašyti viską, kad nepamirčiau. Fabiana, Brazilija, gerai. Toliau tada važiuojame į ketvirtą poziciją, ten yra opposite player. Irgi Brazilija, Sheila Castro. Aš ją iš tikrųjų mačiau senose olimpinėse varžybose, dar kai kažkada namuose buvau ir man tiesiog jos įvaizdis įstrigo. Ir tiesiog visą laiką Brazilijos komanda man kažkada labai įspūdingai žaisdavo, visą laiką patikdavo stebėti Brazilijos komandą. Toj zonai mes turim antrą outside hitterį. Tai Jordan Larson iš Amerikos, nes aš jau ją minėjau, tai tikriausiai ją pasirinkčiau. Ir šeštoje zonoje mes turime antrą centro puolėją. Sakyčiau, gal Elizaveta Tyščenko irgi iš Rusijos, nes kodėlgi neturėti antros kėlėjų, centras yra labai svarbu. Čia gal keistai žiau iš tikrųjų pusės, bet manau, kad centras turi turėti labai gerą susidirbimą su kėlėja, tai jas abidvi iš vienos šalies pasirinkau dėl to, kad tai, aš manau, yra labai svarbu. Gal čia vėlgi labai per daug analizuoju aš visą šitą dalyką, bet dėl to čia mano... Tu strateguoji, iš tikrųjų, jau keliais ėjimais į priekį jau žiūri. Jo, tai jeigu geriausia komanda, tai turi būti geriausia komanda, žinai. Teisingai. Gerai, tada reikia šitai komandai dar libero žaidėjas, kuri pakeis centro puolėjas. Camila Bright irgi iš Brazilijos. Taip, ir šita komanda turi paskutinį dalyką turėti, tai trenerį. Pasirinkau Lang Ping arba Jenny iš Kinijos, nes jinai buvo ir Amerikos nacionalinės rinktinės irgi trenerė šiek tiek ir tiesiog jinai, kas juokingiausia, kad aš irgi, šiaip visą laiką jinai man buvo kaip žmogus įstrigus, aš esu mačiusi ją ir per varžybas, jinai labai įdomi ir kaip jinai save veda per varžybas, labai yra įdomu stebėti ir po to dar žiūrėjau irgi kažkokį buvo straipsnių su trenerė Lyja, jinai irgi paminėjo ją, tai gal čia bus labai geras irgi paminėjimas. Tai va. Tai viskas, mes turim svajonių komandą užrašytą ir tradiciškai kiekvieną savo pašnekovą gale klausiu, ko palinkėtum Lietuvos tinkliniui. Tiesiog. Palinkėčiau, kad iš tikrųjų tos tinklininkės, jeigu ir išvažiuoja į užsienį, kad vis tiek sugrįžtų ir užsibūtų ir Lietuvoje, nes yra labai svarbu, kad jaunesnė karta pamatytų, kiek galima pasiekti netgi iš Lietuvos, nes kartais, kai ten žaidi mažesnėse salėse ir su netiek daug žiūrovų, yra keista žinoti, ar yra kažkas daugiau negu tai ir tikrai yra daug daugiau tai. Kad tiesiog tos visos, kaip ir mano amžiaus merginos ar vyresnės, tiesiog sugrįžtų ir tiesiog platintų, kad jos yra lietuvės ir kad
jos pradėjo visos toj sporto mokykloje kažkur mažame miestelėje ar nemažame miestelėje, bet jo, tai va. Tai ačiū tau labai, kad sutikai pasikalbėti, iš tikrųjų jau senai norėjau tokį dalyką su tavim, nes mane visada žavėjo tą Amerikos sistemą, Amerikos universitetai, tas suderinamumas sporto su studijom. Tai labai džiaugiuosi, kad sutikai, ačiū tau dar kartą ir gerų jaukių kalėdų ir te gyvuoja tinklinis Lietuvoje. Te gyvuoja. Ačiū. Ačiū ir viso gero.